Dėkojame, kad prisijungėte prie šios savarankiško mokymosi sesijos. Šios sesijos metu galėsite pagilinti savo žinias ir įgūdžius tema lyčių segregacija sprendimų priėmimo procese ir darbo rinkoje, peržiūrėdami trumpą vaizdo įrašą, atlikdami praktinės užduotis. Dalyvaudami šioje mokymosi sesijoje, jūs suprasite lyčių segregacijos sąvoką ir susipažinsite su jos apraiškomis įvairiuose sektoriuose ir profesijose. Gilinsitės, kaip kultūrinės normos, išankstinės nuostatos ir stereotipai daro įtaką lyčių segregacijai. Kritiškai analizuosite lyčių segregacijos darbo rinkoje pasekmes. Pradėkime. Lyčių segregacija – tai moterų ir vyrų atstovavimo darbo rinkoje, viešajame ir politinėme gyvenime, atliekant namų ruošos darbus ir vaikų bei artimųjų priežiūros paslaugas bei moterų ir vyrų profesijų pasirinkimo skirtumai. Profesinė lyčių segregacija – tai tendencija, kai vyrai ir moterys dirba skirtingų profesijų darbus. Egzistuoja dviejų tipų profesinė lyčių segregacija – vertikalioji ir horizontalioji. Horizontalioji segregacija – tai moterų ir vyrų koncentracija skirtingose sektoriuose ir profesijose. Horizontalioji segregacija yra tada, kai beveik visi tam tikros darbo šakos darbuotojai yra tos pačios lyties. Pramonės šakos, kurias dažniausiai renkasi moteris, yra susijusios su priežiūra, pavyzdžiui, vaikų darželio ar mokyklos auklėtojos, slaugytojos, o vyrai dažniausiai renkasi su technologijomis susijusi darbą, pavyzdžiui, inžinieriaus ar IT specialisto. Vyrai dažniau dirba santechnikais, inžinieriais ir IT specialistais. Moteris daugiausiai dirba vadinamuose 5C srityse – valytojos, slaugytojos, tarnautojos, kasininkės ir maitinimo paslaugų teikėjos. Pavyzdžiui, mokyklose ir vaikų darželiuose mokytojos paprastai yra moterys, o ugniagesiai vyrai. Taip atsitinka dėl stereotipų, kad moterys yra švelnios, rūpestingos, malonios, todėl jos gali geriau dirbti su vaikais, o vyrai yra stiprus ir bebaimiai, todėl gali dirbti rizikingą darbą. Šie stereotipai daro didelę įtaką renkantis profesijas ir darbus. Netolygus moterų ir vyrų susitelkimas skirtingose darbo rinkos sektoriuose yra nuolatinė ES problema. 3 iš 10 moterų dirba švietimo, sveikatos ir socialinio darbo srityse, o vyrų tik 8%. Šie sektoriai tradiciškai yra mažai apmokami. Kita vertus, beveik trečdalis vyrų dirba mokslo, technologijų ir inžinerijos srityje, o moterų tik 7%. Lyčių segregacijos apraiškų galima pastebėti įvairiuose sektoriuose ir profesijose, kas išryškina egzistuojančią darbo jėgos nelygybę. Moterys sudaro didžiąją dalį pagrindinių darbuotojų – 76% sveikatos priežiūros darbuotojų, 82% maisto prekių parduotuvių kasininkų, 86% asmeninės priežiūros darbuotojų, 93% vaikų priežiūros darbuotojų ir mokytojų, 95% namų valytojų ir pagalbininkų. Mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos, tai yra STEM srityse, jau seniai pastebimas didelis lyčių disbalansas. Šiuose srityse moterų yra per mažai, o vyrai šiuose disciplinose dominuoja. Tokią segregaciją lemia visuomenės išankstinės nuostatos, sėkmingų moterų pavyzdžių trūkumas ir lyčių stereotipai. Vertikalioji segregacija – tai moterų ir vyrų disbalansas vadovaujančiose pozicijose. Tai yra moterų ir vyrų koncentracija skirtingose lygiuose, atsakomybės lygiuose ar pareigose. Vertikalioji segregacija – tai situacija, kai moteris nėra paaukštinamos aukščiau tam tikro lygio organizacijoje. Vertikali profesinė segregacija egzistuoja tada, kai vyrai ir moteris dirba tose pačiose darbo rinkos sektoriuose, tačiau vyrai dažniausiai užima aukštesnės pareigas nei moteris. Įmonėje, kurioje moteris dirba tik žemose pareigose ir gauna žemesnius atlyginimus, o vyrai aukščiausiose pareigose ir gauna didesnius atlyginimus, egzistuoja vertikalioji segregacija. Drabužių fabrikas, kuriame siuvimo mašinų operatorius yra moteris, o visi vadovai vyrai. Drabužių parduotuvė, kurioje moteris dirba pardavėjomis ir valytojomis, o vyrai vadovais ir viršininkais. Taip atsitinka dėl lyčių stereotipų, kad moteris nėra tokios protingos ir kvalifikuotos kaip vyrai, kad jos yra geresnės namų šeimininkės, o vyrai geresni darbuotojai. Toks mąstymas neigiamai veikia tiek moteris, kurios negali būti paaukštintos pareigose, net jei yra kvalifikuotos, tiek įmonės, kurios praranda kvalifikuotojas darbuotojas moteris. Dirbtinės ir nematomos kliūtys trukdančios moteriams užimti aukščiausias sprendimų priėmimo ir vadovavimo pareigas organizacijoje. Stiklinės lubos – tai metafora reiškianti kliūtis, su kuriomis moteris susiduria savo karjeroje. Tai reiškia, kad dėl lyčių stereotipų moteriams sunkiau siekti karjeros nei vyrams. Dėl stiklinių lubų moteriams tenka dirbti mažiau prestižinius darbus ir uždirbti mažiau pinigų, net jei jų kvalifikacija ir įgūdžiai yra tokie pat kaip vyrų.
Vertikalioji segregacija daro įtaką silpnesnėms moterų pozicijoms priimant sprendimus. Moterys yra nepakankamai atstovaujamos sprendimų priėmimo pozicijose. Tačiau pripažįstama, kad lyčių lygybė ir įvairovė daro teigiamą poveikį organizacijoms, institucijoms ir visai ekonomikai. Kadangi moterys sudaro daugiau nei pusę gyventojų ir turi tokius pat talentus, žmogiškai kapitalą ir našumą kaip vyrai, pasaulio ekonomikai būtų naudinga didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Todėl svarbu pašalinti stiklinės lubas, nematomas kliūtis, trukdančias moteriams užimti aukštesnės pareigas. Tai gali užtikrinti ne tik didesnę lygybę, bet ir gerokai padidinti efektyvumą. Europos komisijos direktyvoje dėl lyčių pusiausvyros tarp biržinių bendrovių direktorių gerinimo reikalaujama, kad didelės biržinės bendrovės iki 26 metų birželio 30 dienos pasiektų šios rodiklius. 40% nevykdomųjų direktorių arba 33% visų direktorių pozicijų žimtų nepakankamai atstovaujamus lyties asmenys. Lyčių segregacijos pasekmės. Lyčių segregacija darbo rinkoje turi reikšmingų pasekmių asmenims, organizacijoms ir visai visuomeniai. Lyčių segregacija riboja karjeros pasirinkimą ir galimybės patekti į tam tikrus sektorius ir profesijas. Dėl to gali sumažėti kvalifikacijos tobulinimo, karjeros ir didesnio darbo užmokesčio galimybės. Asmenys gali jaustis įkalinti tradicinius lyčių vaidmenis atitinkančiose profesijose, o tai trukdo jiems atskleisti visą savo potencialą ir siekti tikrųjų interesų. Darbo sąlygos dažnai laikomos vienu iš veiksnių lemiančių lyčių segregaciją. Tyrimų duomenys rodo, kad moterų ir vyrų darbo sąlygos skirtingose lyčių segregacijos sektoriuose skiriasi. Visų pirma, moterys vyrams skirtose sektoriuose dažniau nei vyrai patiria diskriminaciją dėl lyties, taip pat skirtingą užduočių pasiskirstimą, mažiau galimybių būti paaukštintoms pareigose ir mažesnius atlyginimus. Tuo pat metu vyrai, dirbantys sektoriuose, kuriuose dominuoja moteris, turi daugiau paaukštinimo galimybių, užima aukštesnės pareigas ir gauna didesnius atlyginimus palyginti su moterimis. Lyčių segregacija prisideda prie moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio, kai moteris uždirba mažiau nei vyrai. Vyrų dominuojamose srityse dažnai siūlomi didesni atlyginimai ir karjeros galimybės, o moterų dominuojamose sektoriuose gali būti mažesni atlyginimai ir ribotas kilimas karjeros laiptais. Šis uždarbio galimybių skirtumas sustiprina ekonominę nelygybę tarp vyrų ir moterų. Lyčių segregacija lemia nepakankamą tam tikrų lyčių atstovavimą įvairiose sektoriuose, didina įvairovės trūkumą ir sukuria galios disbalansą. Toks nepakankamas atstovavimas trukdo sprendimų priėmimo procesams, įtraukios politikos kūrimui ir riboja perspektyvas bei patirtį, kuri formuoja darbo vietas ir organizacijas. Lyčių segregacija gali sustiprinti tradicinius lyčių vaidmenis, sukurdama didesnį spaudimą asmenims atitikti visuomenės lūkesčius. Moteris dažnai susiduria su sunkumais derindamos karjeros siekius su vaikų ir kitų artimųjų priežiūros pareigomis, o vyrai siekdami karjeros tradiciškai moterų dominuojamose srityse gali susidurti su pasipriešinimu ar stigmatizacija. Todėl turime kovoti su lyčių segregacija. Tai viskas šiai vaizdo pamokai. Dėkojame už dalyvavimą. Prašome tęsti mokymąsi ir atlikti pratimus pateiktus mokymosi platformoje po šio vaizdo įrašo. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite sertifikatą.